Pirmas dalykas tai būtų nesekti apatinės sagos. Niekada. Niekada nesekti apatinės sagos. Tas pats dalykas galioja ne tik švarkui, tai galioja ir liemeniai. Ir tai galioja lygiai taip pat megztiniui, kardiganui vadinamam, kuris irgi turi sagas. Ir jeigu atkreipsit dėmesį, tarp paskutinės ir prieš paskutinės sagos dažniausiai būna mažesnis tarpas paliktas. Labai dažnai, negu tarp visų likusių. Tai būtent tai rodo, kad turėtų būti šiek tiek prasakti. Antras dalykas, nebent kostiumas, kaip tu minėjai, yra specialios paskirties, niekada nekištis kostiumo skalbti į skalbimo mašiną. Ne. Tai yra specialiai skirtas valymas ir į cheminį valymą reikia nešti savo kostiumą, kai atėjai išvalyti. Ir niekada į skalbimo mašiną. Trečias dalykas, kurio, aišku, kartais būna situacijų, bet siūlyčiau niekada nusivilku švarką, jo nenumesti tiesiog kažkur tai, o pabandyti susirasti pakabą, kuri atitiktų, nes klasikinės standartinės pakabos, jos dažniausiai pačių lygiai atitinka, ir pakabinti švarką ant pakabos. Nenumest. Švarkas pats gal ir nesusigadins, bet pagarbos nelabai tada visiems parodyti iš tikrųjų. Čia numeris 3. Numeris 4. Nesikišti į kišenės, nesvarbu, būtų šitos išorinės ar šitos vidinės, per daug daiktų. Jeigu turi daug daiktų, tada juos arba išdalini žaibų kišenės, vieną galbūt čia, piniginę galbūt čia, telefoną galbūt čia, ar piniginę galbūt į galinę, mažą, nedidelę. Šitos kišenės, jeigu labai yra didelė pagunda, tai čia ką nors įdėjus iš karto tempia, metė raukšlę, arba čia deformuoja švarką, arba čia atsiranda kažkoks tai labai aiškiai matomas siluetas. Tai kartais kai kuriems labai kyla noras čia kažką tai dėti, šitų kišenių net neprasijauti. Mes švarkuose dažniausiai mūsų kišenės užsiūdos, tai labai didelė pagunda yra, neapgreit neprasijauti. Tai šitas kišenės galima rankas gal kokias susikišti, bet nedėti daiktų, nes deformuoja švarką ir nevažiai atrodo. Šiaip yra viena tradicija, kuri dabar yra pamiršta, bet kurios anksčiau buvo laikomas per vestuves, bet kaip ir minėjau, dabar nepamiršta yra, tai yra susijęs su švarko nusivilkimu. Ir ta tradicija nusako štai, kad tol, kol jaunosios tėvas arba garbės svečias, nes būna kartais garbės svečias pakviestas į vestuves, kol nenusivilka švarko, tol niekas kitas dalyvaujantis vestuvėse negali nusivilkti švarko. Ir privalo būti su švarko. Tradicija, kuri iš tikrųjų man asmeniškai labai patinka, labai tokia klasikinė, tokia simbolizuojanti kažkokią galbūt pagarbą, būtent jaunosios tėvo arba garbės svečio. Tai jeigu nuo manęs priklausytų, tai aš sakyčiau, kad niekada vestuvių metu nenusivilku švarko, jeigu jie nenusivilko jaunosios tėvas arba